Kaip atsikratyti negatyvių minčių, atrodo bandau ir paskui vėl grįžta. Sveiki, esu Otilija Diaz ir šiandienos tema labai įdomi. 3 metai, kas po 3 metų? 3 metai praėjo, kai žuvo mylimasis. Kas dabar? Kaip atsistoti? Kas įvyko? Kaip išlipti iš duobės? Ir daug klausimų. Tai dabar aš atsakau tiem, kam tai irgi atsitiko panaši situacija, kas prarado žmogų, prarado artimą žmogų, ar prarado kažkokią tai gyvenimo dalį, ar karjerą, ar veiklą, darbą. Tai jums yra tikrai aktualu, jeigu esate kažką didelio praradę. Tai pirmiausia, noriu pasakyti vieną dalyką. Yra fizinis sužalojimas, ne? Yra fizinis sužalojimas ir yra emocinis sužalojimas. Tai yra skirtingi kūnai. Fizinis kūnas, emocinis kūnas, dar yra skausmo kūnas ir dar visokių kitokių, bet mes sustojam prie paprastumo, ne? Tai jeigu su fiziniu kūnu važiuoja mašina ir atsitrenkiam į medį, įvyksta avarija, kūnas sužalotas, kažkur lūžiai, gal dar kažkas tai panašiai. Tai nepasveikstat jūs per tiek laiko, per momentą. Tam yra laikas, tam yra procesas, sugyti kaulai, sugyti raumenys, sugyti organų ir panašiai. Tas pats yra ir su emociniu kūnu. Jeigu gyvenot ir staiga prarandat žmogų, prarandat mylimai, prarandat vaiką, prarandat artimą žmogų ar draugą, ar gali būti ir veikla, ir karjera, dar kažkas panašus. Tai yra taip pat emocinė avarija, tragedija įvykusi, kuri taip pat neišgyja per momentą. Tai yra procesas. Ir gyjimas yra procesas. Tai ką daryti? Pirmas, nuspręsti, kad aplamai norit išgyti. Pirmas sprendimas turi būti. Iš viso. Pasižiūrit, apsižiūrit, sudužo. Ta, kaip aš vadindavau anksčiau, kad aš sudužau į šipulius. Tai mano emocinis kūnas buvo sudužęs. Aš jį turėjau labai stipriai, aš jį turėjau tobulą, prieš dūžį. Aš net buvau padaręs kaip tik dieną prieš nuotrauką, kur atrodo, wow, plaukai didžiuliai, tiesiog viskas švyti, wow, ir tada bam. Ir tas dūžis įvyko, gerai, kad aš buvau geram stovėje, tai aš jį priėmiau, gan tiesiog priėmiau ir nusprendžiau kažkokiu tai momentu, kad aš būsiu čia, aš išgysiu. Dar buvo labai geras momentas, kai žuvo vyras ir tos pirmos 7 dienos, pirma savaitė tokia buvo labai sunki ir paskambina man tolima pažįstama iš Norvegijos ir sako, wow, aš tave suprantu. Aš tokioje agonijoje, tokia skausmas, tokia visiška agonija. Tai aš suprantu. Tai taip ir man buvo. Ir taip 7 metus. 7 metus. Taip? Aš galvoju, palaukit. Man yra labai sunku. Ir dabar taip man jausis reikės 7 metus. No, that's not me. Tai ne aš, ne, šitas nebus taip. Ir laikas eina. Jau praėjo 3 metai, aš net taip galvoju, oh my god, kur tie metai praėjo? Tai labai padėjo apsispręsti, kad aš 7 metų nelaukiu, aš 3 metų nelaukiu, aš nusprendžiu dabar išgyti, dabar. Iškart tuo pačiu momentu išgyti yra, neišeina. Yra vis dėlto procesas, taip pat kaip ir fiziniam kūne kaulas turi suaugti, kaip ir turi oda užsidaryti, turi siūlės suaugti. Taip ir širdis turi susiklijuoti atgal, tos šipulius surinkti atgal, sudėti atgal į kristalą, į deimantą, kad tai būtų vis dėlto vėl atgal viskas į vietas. Aš kaip nusprendžiau gyventi vis dėlto ir išgyti, labai atsargiai pradėjau rinkti save atgal. Tai kiekvienas kristalas, kur lydėjau į save, kiekviena žinia, informacija, iš ko aš lipdžiau save, labai stebėjau, kad tai būtų teisinga, kad tai būtų nuoširdu, kad tai būtų paprasta, kad tai būtų nuolanku, kad būtų su dėkingumu, su meile. Visi šitie dalykai aukščiausios vibracijos, kad tai būtų tikrai tas kūnas, pabandom dar kartą. Ta prasme, gavosi, kad
aš irgi miriau. Kai žuvo mano mylimasis, jisai žuvo su visų kūnu, numirė. Mano jausmas buvo toks, aš irgi miriau, tik tiek, kad aš visą tai gyvai ant savo kūno perėjau, viską išgyvenau gyvai tą mirtį ir vėl gimimą. Tai tikrai patirtis gyvenimo ir dabar sugebu, tikrai dėkoju, kad tai įvyko, nes daugiau nebelieka ką ir toks pabudimas atsitiko. Ir tikrai buvo toks momentas, kad dabar aš einu gyventi, dabar aš jau gyvenu, ne, aš sakydavau, aš einu gyventi, aš vis ėjau gyventi. Po dienos taip, nebenoriu. Ir vėl einu gyventi ir ta prasme krenti, stojas, krenti, stojas. Ir tas toksai išmokau po truputį vis dažniau būti atsistojus, nenukritus. Ir išlaikyti tą konstantą, ta prasme, visą laiką būti toj dabarty ir būtyje. Tai reikėjo to išmokti. Kas labai padėjo, tai kalbėjimas su savimi. Tiesiog veidrodį su savimi kalbėti, užsimerkus su savimi kalbėti, einant su savimi kalbėti, bet su savimi kalbėti ir sakyti, pritarti, aš tau pritariu, viską tu darai gerai, viskas su tavimi yra tvarkoje. Tu praėjai tokias traumas, viskas su tavimi yra gerai, tu dabar stojasi, tu dabar atsistoji ir kalbėjimas su savimi. Ir ta prasme, kartais iš tikrųjų yra labai sunku ir sunku patikėti savimi. Ir pavyzdžiui, kai ateina temperatūra, arba ateina skausmas, ar ateina kažkokios tai mintis, atrodo, nieko nebesinori, bet aš jau žinau, kad tik taip atrodo. Nes iš tikrųjų aš noriu gyventi ir iš tikrųjų aš gyvenu. Ir tiesiog vėl įjungiu tą piliulę tokią į save, tą pozityvą, įgalinančių žodžius. Kas dar, tai labai geras pastebėjimas, kad motyvacijos gali nelaukti. Arba kažkokio tai proveržio, kažkokio kūrybos pliūpsnio gali nelaukti. Eini ir darai. Pirmiausia, pradedi tai daryti, pirmiausia, pradedi veikti. Ir kai jau pradedi veikti, kai pradeda tapti įpročiu, tada žiūrėk, ir motyvacija ateina. Tai labai toksai didelis pastebėjimas apie motyvaciją. Motyvacija nevaikšto pirma ir nevaikšto pradžioje. Jos nėra pradžioje. Neatsiranda motyvacija. Ir klausia žmonės, pašaukimas, koks mano pašaukimas, kur mano pašaukimas? Pradėk judėti daryti. Pirmą pradedi daryti, įeina įprotis ir tada stebi. Ir žiūri, kad ir ta motyvacija jau ateina, nes pradeda sektis, jau noras ateina ir tada viskas užsisuka, taip užsuki. Realiai tu pats užsuki viską. Ir pasižiūri, ką veikiai tenais vaikystėje. Pasižiūri, ką aš neveikiau. Mašinom važinėjau. Ai ne, aš taisiau mašinas. O gal modelius dariau, o gal piešiau, o gal vyriau. Kas patiko, kai buvot mažas? tą pabandykite dabar daryti. Ir daryti, užsidėkite 21 dieną ir darykite tai. Būtent apie tai, kas patinka, kas veža, bet nelaukit motyvacijos. Pradėkite judėti. Ir tai gali būti nelabai skanu, nelabai patogu, bet su žiniom, su informacija, kad tai tik tai yra proto taisyklės, kad protas nori eiti tik prie to, kas yra pažįstama, bet bėgti nuo to, kas yra nepažįstama. Pastumėjimai, motyvacija, tai būtų toksai yra klausimai, kodėl aš tai darau, kodėl, sakyti kodėl. Ir labai padeda artimieji, padeda artimi žmonės, padeda vaikai. Aš darau tai dėl vaikų. Arba mano motyvacija didelė buvo, kad aš dabar turiu gyventi, nes kitaip, jeigu ne aš, tai jau tėvo nėra. Tai dar mamos nebus, tai kas liks. Ir turiu savo rolę atlikti. Pilnai. Taip priėmiau. Tai darau. Tai čia buvo labai didelė motyvacija, kad šitoj vietoje nėra klausimų. Tai bet kai nebėra klausimų, viskas labai aišku. Mamos rolė, tėvo rolė, mamos rolė atlieku, nes daugiau nėra kam. Pirmas dalykas buvo fokusas į gydymą. Išsigydyti. Kad išsigydyti pradėjau investuoti labai daug į save, dėti į save žinias. Daug informacijos, daug žinių, daug tyrimo. Kas čia daros, kur mes čia esam, ką mes čia veikiam, toksai pabudimas. Kas vyksta čia dabar. Tikrai buvau autopilotė.
tikrai buvau autopilotė ir įsivaizdavau, kad ne, taip nėra. Aš buvau autopilotė ilgai. Ir aš tik tai žinojau, ką man tėvai pasakė ir mano aplinka pasakė, kurioje aš augau. Aš atlikinėjau jų užduotis, jų norus. Ir dar iki dabar kvestionuoju ir klausiu savęs, ar aš einu savo norą, ar aš einu savo Otilijos gyvenimą. Ar dar prieš mane yra dar kažkokie tai norai užkabinti, kuriuos aš vykdau. Aš iš pat pradžių buvau muzikantė, muzika, dainavimas, smuikas, kūryba, scena, viskas. No. Aš mačiau, kaip tėvai norėjo, kad aš pabaigčiau normalius mokslus. Aš mačiau, kaip jie norėjo to. Baigiau teisę. Tai užėmė visam tam ratui. Teisę baigiau, teisę praktikavau, 20 metų praėjo. Ir dabar vėl klausiu, o tai aš tikrai šitas muzikantas, aš tikrai aš to noriu. Tai čia yra pabudimas. daug klausimų. Labai geras klausimas yra kodėl. Atsakykite į klausimą, kodėl 5 kartus, 7 kartus. Atrasite atsakymą. Ir motyvaciją. Atrasite atsakymą ir tikrai motyvaciją, kuri tikrai jums padės atsikelti iš lovos. Ir dar neatsimerkus, pabudus, bet neatsimerkus jau norėti šokti iš lovos ir tiesiai eiti ir daryti savo gyvenimą gyventi. Kaip atsikratyti negatyvių minčių, atrodo bandau ir paskui vėl grįžta. Tai čia apie tai įprotis, grynas įprotis. Tas pats ir buvo, negatyvios tos mintis grįžta. Jos gali grįžti dažnai, kai yra temperatūra, kai jaučiatės blogai, kai kažkaip tai sveikata šlubuoja gal, arba gal spaudimas didesnis. Ir ateina tos negatyvos mintis. Jas pastebint, vėl deda tą piliulę, tą pozityvo piliulę ir kalba su savim. Viskas su tavimi gerai, aš tau pritariu, viskas yra gerai su tavim, aš tave myliu, esi talentingas, esi nuostabus, gražus, sveikas, gyvenk ir išvenk. Ta prasme, prisakote daug šitų pozityvių įgalinančių žodžių. Tai yra didžiulis. Ir vis tiek, kiek jūs beįprasite, kaip bus, mažiau ar daugiau, vis tiek ateina tų negatyvių minčių. Tik tai žinote, ką daryti, kai jūs ateina. Svarbu nepasiduoti. Nes jos tik tai yra trumpalaikės, jeigu žinot, ką su jom daryti. Nuolatinis liūdesys ir negatyvios mintis. Tai va, liūdesys. Aš prisimenu, irgi pabuvau biškį liūdesy. Buvo tas periodas ir vasara praėjo. Ir atėjo ruduo ir vaikai turėjo pradėti eiti į mokyklą. Ir aš taip, o aš liūdėjau tą vasarą. Tai kur vasara dingo? Laikas tai tiksi, viskas eina, O čia sėdi ir tipo, aš liūdžiu. Mano metai eina, mano laikas eina, mano čia patyrimas eina. Ir žiūrėjau, vasara jau praėjo. Aš toliau paskaičiavau su savo paaugliais, kuriems dabar 14-13, kiek vasarą aš turiu su jais kartu? 4, 5, gal 3? Ir jie norės paskui bėgti, lėkti. Paliūdėti, leidžiam savo paliūdėti, bet neužsikabliuoti. Prasme, vėl dėti savo visą tą pozityvų piliulę, tiesiog tiesiai į save, per veidrodį, tiesiai į veidrodį, į akis, šnekėti, užsimerkus šnekėti, dėti hipnozes, dėti meditacijas, pozityvumą į save ir viskas praeina. Vis dėlto pereina, kas nugali, ko daugiau, ar šviesos, ar tamsos. Kad ir to yra, tai yra. Labai patiko, kai atėjo labai liūdna moteris į hipnozės sesiją. Ir jinai rašė, 13 metų esu liūdna ir nesijuokiu. 13 metų. Wow. Ir aš taip paskaičiau anketą, galvoju, whatever. Ir man visai niekaip nesusidėjo, kaip tai tas žmogus turėtų atrodyti. Ir iš tikrųjų atėjo žmogus, visiškai liūdnas. Ta prasme, liūdnas. Ir jis sako, man tai 13 metų. Ir jinai netgi jau geria antidepresantus. Ir žodžiu, padarėm tą hipnozę ir viskas išsiaiškinom, viską trynėm, viską kaip ir turi būti. Bet neišėjo, tai kur tas juokas ir dar vis. Kadangi žmogus, kai dar geria antidepresantus, gaunasi uždedamas dar vienas toks debesis, kad nematyti tos realybės, tokia ryškumas nuimamas nuo tikrovės.
kad žmogus nusiramintų ir gal savo nepakenktų, ne? Tai kad per tą antidepresantą perėtų tikroji tiesa, ta hipnozė vis dėlto užima daugiau laiko. Dažniausiai, ne visada. Ir ta moteris klauso tą hipnozę, ne 21 dieną reikia klausyti hipnozę. Jis klauso, po 6 dienos jinai man rašo. Sako, viskas susprogo, viskas. Baigėsi liūdnumas, tiesiog išsitaškė. Ir prasidėjo vėl tas džiaugsmas ir laimė. Iš kur reikėjo vėl tą įprotį išmokti, būti laimingai, išmokti džiaugtis ir vėl įjungti jį po truputį. Kaip ir sakiau, jeigu avarija atsitinka, tai jinai, kaulo lūžiai per vieną dieną neišgydai. Tai čia tas pats. Bet tai, kas susprogsta ir iš kažkokio tu persijungi į kitą pusę, į pozityvę pusę, tai yra didžiulis pasiekimas. Tai būtinai pasveikinkite save, kai ar meditacija, ar hipnozė, ar ką bedarant, jūs pereinat ir perlūžtat, lūžį patiriat, kuris eina į pozityvumą, jau į tą pusę. Pasveikinkit save, apdovanokit save, pagirkit save, nes tai yra didelis žingsnis į šviesą. Ir pagrindinis dalykas, ką mes bedarytumėm, ką žmogus, human being bedarytų. Jo pagrindinė misija yra iš tikrųjų eiti į šviesą. Mes esame šviesa ir mes gimę iš šviesos, mes einame į šviesą. Mus traukia tą patį su tą pačiu traukia, mes visada einam į šviesą. Ir kokiu keliu pasirenkam, ar tai su traumom, ar tai su tragedijom, ar tai su vienu ar su kitu dalyku, mes vis tiek einame į šviesą. Ką mes bedarytumėm? Tai yra tiesiog kelias. Ir kiekvienas mes einame į šviesą. Tai čia yra mūsų misija. Galite svarstyti, pereiti išilgai ir skersai, bet misija eiti į šviesą visiems. Tai šiandien tiek ir susitinkam kitą kartą. Iki.